Po įtemptos darbo ir treniruočių dienos puodelis japoniškos arbatos. Taip jėgas atgauna pasaulio tradicinio karate vicečempionas Rytis Bublevičius. Prieš 20 metų treniruotis pradėjęs sportininkas šiandien yra vienas tituluočiausių Lietuvos karatistų. Pradėjau per 20 metų. Atsitiktinai pradėjau treniruotis Klaipėdoj pas tokį trenerį Ričardą Baiką, Kiokušinkai karatai. Kodėl pradėjau, tai gal to klausimą nelabai uždavinėjau, bet iš tikrųjų domėjimasis rytų kažkokiais filmukais, vaizdais kažkaip irgi tai įtakojo iš tikrųjų mane. Buvo net atsimti tokios laidos kaip Kino almanachas, ar dar kažkaip ir ten rodydavo ten ir prieš Šaulinio vienuolyną, žinai. Tai vat, kažko ieškojimas gal savęs buvo, kažkaip traukė iš tikrųjų, vis laik sportas mane labai traukė. 6 treniruotės per savaitę, sudėtingos pratimų schemos, tarptautinės karate stovyklos. Toks pasiruošimas privalomas prieš kiekvieną pasaulio ar Europos čempionatą. Sunku patikėti, bet kažkada šie profesionalūs atletai kovos meno mokėsi tik iš knygų ir filmų. Metodiškai, aišku, daug kas pasikeitė ir atsirado daugiau žinių, daugiau informacijos, daugiau pačių treniruočių metodikos, nes anksčiau viskas vyko tikrai kaip ir, kad pamenate, kurie pradėjo prieš tiek metų, kiek aš vadovėliai, kažkas tai nuogirdos, kažkas parodė, kažkur tai jokių sistemų, jokių seminarų, jokių egzaminų, tai apie kontaktus su užsieniu tai iš vis nebuvo net ir kalbos. Visur, kur atvažiuodamas ir būdom tokie kaip sakyti, neturėdami didžiulės praktikos. 2002 metais tai buvo gal pirmasis pasaulio čempionatas, kada mes buvom kaip vieninga Lietuvos organizacija, startavom pasaulio čempionatą. Ir tai buvo komandinio komiteto rungtynės, kada yra 3 prieš 3 kovoja vyrai ir atrankoje viskas susidūrėm pirmą kovą su Brazilijos rinktinė, 3 kovojom, taip labai lygiai ir ten gal vieną ten taško perslavėm Lazarį. Gale mes laimėjom kažkokį Braziliją. Tapęs pasaulio vicečempionu, 3 kartus iškovojęs Europos bronzą 4 dano meistras Rytis Bublevičius, po 20 metų intensyvaus darbo, sako pajuto, jog subrendo įkurti savo kovos menų mokyklą. Šiandien jis vadovauja klubui, kuriame treniruojasi apie 150 įvairaus amžiaus sportininkų. Berniukai ir mergaitės, vaikinai ir merginos, moterys ir vyrai. 5 metų įsikūrėm naujose patalpose, naujose sąlygose, geresnėse sąlygose. Auga karta, kurio tu turėjo atsakomybę prieš juos, kad tu nebegali būti suinteresuotas į savo rezultatų siekimus, savęs tobulinimu. Tu jau matai, kad lipa ant kalnų, kartu dalyvavom varžybose, pasaulio čempionatuose su auklėtiniais. Auklėtiniams sėkmingai žengiant karate keliu, 35 mokytojas Rytis vis dar dalyvauja varžybose ir demonstruoja puikią fizinę formą. Ką tik vykusiame pasaulio čempionate, kuris buvo organizuojamas Vilniuje, jis iškovojo 3 vietą. Savo puikių pavyzdžių treneris užkrečia visus, o pradedantiems linki užsispyrimo ir ištvermės. Hey!